Sveiki atvykę į FIFA Justo kanalą. Šiame video aš jums parodysiu, kaip galite greitai ir lengvai užsidirbti kelis tūkstančius papildomų koinsų. Bet prieš tai aš noriu su jums pašnekėti apie vieną temą. Ar jūs norėtumėte kažką matyti šiame kanale be FIFA 15? Turime galbūt FIFA World arba kitus žaidimus, jei taip, tai kokius. Taigi, patraukę formalumus į šalį, pradėkime video. Taigi, šis metodas yra labai lengvas ir tikrai galite uždirbti daug pinigų. Per Black Friday ir Cyber Monday išpardavimus aš maždaug užsidirbau 15-20 tūkstančių koinsų iš šio metodo. Taigi, tai yra labai paprastas metodas. Pirma, jums reikia nusistatyti quality į auksinę. Atsiprašau, biškis reguliuoju. Ir pricingą, max price iki 250 koinsų. Paspausite search mygtuką ir jums per tuos išpardavimus, per tuos pakus, kai jie išleis, jūs matysite daug pilna auksinių kortelių šiame transfer markete, kurie bus paleisti į marketą su 150 start price. Tai jums reikės tiesiog eiti ir ant kiekvienos kortelės bidinti 250 koinsų ir kai listingas baigsis, tiesiog diskardinti kortelę ir gauti papildomai 50 koinsų. Taigi apsimoka turėti apie 10 tūkstančių koinsų šią metodą, kad galėtumėte kuo daugiau kortelių pabidinti, nes kai jie išleistų special packsus, tiesiog labai daug žmonių atrinės pakus ir norės atrinėti kuo daugiau ir kuo greičiau, tai listins žaidėjais už 150 ir turėsite progą nusigriebti. Dabar, kaip matote, visi žaidėjai yra po 250, nes jų tikrai dabar nėra daug, kaip matote, antram puslapį jau pusvalandis. Taigi, per tuos laikus, kai Team of the Year arba Team of the Season išeis, tiesiog bidinkite 250 ir diskardinkite. Tikrai labai lengva ir tikrai galite uždirbti gerų ir lengvų koinsų. Su jumis buvo FIFA Justas. Iki.